ir dabar mes nebegalim per ten skrist. Ignas įvažiavo Adomui. Ką daryti dabar? Jie sako, mes tai rasim ponį, kažkaip krokodilo paragauti. Labas rytas, tai mes išvažiuojam iš Koh Samui ir varom į Koh Phanganą. Ir dabar mes išsikvietėm 2 baikus, nes kainos taksų yra pakankamai didelis. Mes bandysim įtalpinti, kaip Ignas tiesiog taip važiuos, tad Ignas turės tarp savęs ir to žmogaus lagą ir aš su kuprinė. Aš tikiuosi, kad jie nėra tokie teisinguoliai, nes Vietname toks dalykas easy paeina. Žiūrėsim, kaip bus čia. Ignas toks teisinguolis, kad jam davė tą didelę grąžą ir jisai pasakė iš karto, kad išvanda karmos taškai gal. Teisingai. Crazy bankos. Aš svarbu, kad neapsiverčiau. Mes jau Koh Phangane ir žiūrėkit, tiesiog va toks akimaras. Pasiemam kompo ar ne, kaip galvoji? Gal nuvarom į kokią minutę padaryti? Pažiūrėkit, kokį pasiėmėm apartus. Va taip atrodo virtuvėlė mūsų. Realiai mes esam visiškai gamtoj. 3 kėdės, tipo, 4 kėdės nėra. Kažkas tiesiog iš mūsų stovės. Adekvatu? Palauk, aš noriu pažiūrėti tūliką. Jaučiu nenuperka, norėjausi. Tualetas labai paprastas. Čia bokas yra. Šitas kambarys kaip minimum geresnis iš savo. Gal ten tūlikas yra. Čia jau čia išėjimas, apšiai tą patį tualetą. Ai, ne. Tai 2 tualetai jau. Vienas miegamasis. Ir va kitas kambariukas su vaizdu į gamtą. Pirmas draugas. Mes atvarėm pavalgyti po viso čekino ir taip toliau, tai dabar žiūrėsim, kas čia gero yra šitą marketę. Tokia malėjų kepa. Nesimato, bet grinai kaip būna Instagram'e tie video, kur kepa tokiam kaip mašino alyvoj. Tokia tamsiai, bordinė, oranžinė. Visi šlapė tiesiog visą laiką. Mano pietus atrodo taip. Daržovės, ryžiai, tobula. Tai dabar mes esame labai gražioj vietoje, labai gražioj pakrantėj. Ir norėjau kaip tik jums greitai papasakoti, kas vyksta ir ką mes veikiam čia ir kur mes keliausim arba kur važiuosim ir taip toliau. Tai mes esame dabar Koh Phangan saloje. Ją atvarėm grinai šiandien prieš porą valandų. Šuo tiesiog taip stovi. Ir realiai mes laukiam mūsų draugų, nes teoriškai draugai rytoj turėtų atvykti, jeigu viskas pavyks, nes ten mano draugija atšaukinėja skrydžius ir juos perkelinėja, jinai vėluoja į skrydį į Koh Samui, automatiškai jinai vėluoja į bautą, kuris varo nuo Koh Samui iki Koh Phangan. Tai dabar tenai šiek tiek kebli situacija, tai tiesiog laukiam žinių ir tikimės, kad rytoj jau bus su mumis, nes mes esam pasiėmę apartamentus 4. Aš labai norėjau pamatyti Koh Phanganą, nes labai jau jisai populiarus ir mes su Ignu labai mėgstam žiūrėti vieną tokį bičiuką, kuris sako, kad čia jam yra geriausia Tailando ir Azijos sala. Turbūt daugelis žino, kokia yra situacija pasaulyje dėl karų ir taip toliau. Mano kamera tiesiog belenkai juda, nes vėjuota šiek tiek. Tai mes dar nepirkom bilieto atgal namo. Tikimės nusipirkti jį šią savaitę, nes jau laikas artėja ir jau reiktų jau po truputėlį galvotis apie namus, bet kaina, žinokit, aš tikrinau dabar, kaina nuskris namo yra 1300 eurų žmogui. Jeigu skris ne per Dubajų ir ne per Dohą, žodžiu, ne per tą šalis, kur vyksta dabar karo veiksmai, tai žodžiu. Nes sako paminėt, mes skridom čia už 370 eurų žmogui ir skrydžiai buvo labai patogus per Abu Dabį. Ir aš galvojau, gal taip pat atskrisim, nes dabar visai neseniai aš pastebėjau, kad Dubajus ir Abu Dabis tapo pagrindinės vietos, spotai, per kurias skraido avialinijos. Ir dabar mes nebegalim per ten skrist ir automatiškai lieka tiesioginiai skrydžiai, pavyzdžiui, iš Bankoko į Stokholmo, į Oslo arba į kokias kitas Europos šalis. Bet jų kainos yra, kiek čia, net ne 2-gubai, čia 4-gubai, 3-gubai brangesnės. Tai mes, aišku, nelabai galim sau leisti pirkti tokių skrydžių ir čia būtų finansiškai labai nelogiška, ypatingai, kad man reikia grįžti dėl mokslo. Ignui tai iš vis nėra kur labai skubėti, tai ne, geriau šiek tiek dar luktelti bent savaitėlę ir pabandyti, nes vis tiek
visi adaptuojasi prie šitos situacijos, jau mačiau ir per Kiniją nemažai skrydžių yra, bet juos labai greitai išgraibsto ir mes nespėjom paimti. Aš tik pamatau, pasakau, man dar reikia draugiai pasakyti, ar jai tinka ir jau nebėra tų skrydžių, nu žodžiu. Bet kol kas esu ne prieš būti čia, bet jau biškutį pasilgau Lietuvos, nes mes realiai keliaujam jau daugiau virš mėnesio. Tai pažiūrėkit praeitus vlogus, jeigu nematėte, nes mes buvom Vietname ir ten irgi visai gražu buvo ir visai fainai ir tikrai verta pamatyti. Galės kaip tik ir palyginti vaizdus, kuriuos matysit čia ir ten. Paėmėm kokosą tiesiog. Panikit, tiesiog davė šaką. Nu, o aš dar blemba kiaušinius vežu, aš tikiuosi, kad jiem viskas ok. Žiūrėkit, panikė. Čia kirmelė. Aha, tai sulaužė uodegą jam. Kirmelė, sakau. Panikė, tu esi... Ką tu žiūri iš tas dalis? Tu esi žudikė? Tai. Jam uodegą. Bet čia jų gynybos sumindėlį. Jinai žaidžia tiesiog. Žaidžia, jinai žaidžia. Katė žaidžia su savo grobiu. Ką pridirbai? Jinai norėjo bėgti va čia. Ir aš uždariau ir jaučiu, žinokit, jinai man dabar į batus primyš, nes viskas aš jį esu priešė. Labas rytas, mes neseniai atsikėlėm, papusryčiavom ir dabar aš gersiu savo kokosą. Pažiūrėkit. Ignas jį man sudorojo su mečete, nes mes turime mečetę, tai vos nenukrito. Tai va atrodo kokosas ir aš tiesiog geriu be šiaudelio. Jis dar šaltas. Tobula. Labai skanu. Tik biškai kiaurai man eina per lūpas. Jungiam kolonėlį ir tiesiog per visą namą šitas garsas. Čiaikit. Pasimsim čia kavutės tiesiog išgert ir sėdėsim, nes čia labai vaibas. Jums visi sakė, žinai, kaip... Šiaip aš cukraus nevalgau. Jo. Realiai. Bet mes matom. Pažiūrėkit, kokį pliažą radom. Tiesiog ramybė, jūra ir saulė. Mūsų su Ignu pirkiniai. Čia yra gal 5 kokosai. Ir jo, mes jas tiesiog įdėsim šaldytuvą ir vėliau patys jau gersim. Paėmėm va šiaudelį dar nupirkom. Va tokioj va vietiniai vietoj. Žinau, kad mes visiškai turim draugelką, kuri kai tik pamato durų plyšį, jinai pirma. Irgi kokoso nori? O žiūrėk, Ignai. Iki vidurį šiandien. Tau negalima. Mes pabuvom namuose. Aš suplovau galvą, pasitvarkėm, va. Ignas tvarko, nes po 3 minučių atvažiuoja mūsų draugai į šitą chatikę. Tai mes varom sutikti saulėlydžio, nes kaip tik dabar leidžiasi saulė. Ir lauksim jų. Mano plaukai biškai pradeda šiauštis, tai jau nebegerai. Ne taip turėtų būti. Aš visą laiką laukiu, kol vienas pasidarys savo reikalus. Žiūrė, dėkinga aš. Tai po 30 valandų pasiėmiau savo mėgstamiausią smūtį. Tai mes kaip buvom saloj. Koks Samuel gal? Karočią panikę. Mes atvarėm su Mišeliu tokią parduotuvę, kur ten grožį 3 minučių vaikšto. Ir panikę kažkokia rusė su tokiu šalmu 3 minučių saulė. O. Nu, karočią, mano stovėt čia. Alvas už vairą ir mes čia trinsia. Kad jį labai domina, aš manau, nori ten įsės. Nori, kad tave pavežtų iki namų. Aš tokiu važiuoju iki jūsų. Daliai? Bagažnikė tam. Ai. Žodžiu, kaip supratom, mes tiesiog vaikštom po turgų, pavalgėm, užkandom, paėmėm iš 7-Eleven biškų skandukų ir varom į paplūdimį, nes paplūdimį norim tiesiog pačilint, pasėdėt ir taip toliau. Adomo plaukai. O ne, Jis draugas. Kai tu žinai, kaip tu surėkėjai? Tai man. Kad čia... Trauma gavo. Mes einam. Nemačiau. Ką pasukinėjus, jeigu rimtai?
Aš kažką sukinėjau, Ignatai, biški. Parodykite tailandiečiams sniegą. Aš ten, žiūrėkit, pasisukinėjau kažką. Va ten. Viskas čia gerai, čia tiesiog viskas gerai. Čia bananas. Atidarytas. Tai čia tokie bananai yra. O čia lyčis, nori paragauti? Ne. Pasiėmėm carrot cake'ą, kabučių ir su tokiu vaizdu, kaip ir vakar, sėdim čiulinam. Derinamės dabar savo gultus. Kažko skanaus šaltą, Mišelė. Kodėl? Normalios kainos. Kodėl nusipirkti savo kažko? Kad galėtumėm čia būti legaliai. Pavastai. Normaliai, ne? Pirma reakcija. Normaliai. Dabar mano vlogų background'e jūs matysit va šitą dalyką. Tai jums parodysiu. Va šitą dėkliuką. Tada darysiu Instagram postą ir tiesiog reikia dar sugalvoti, kaip gražiai pateikti, nes iš tikrųjų dėkliukas belenkaip gražus. Ir aš jau laukiu, kada galėsiu jį užsidėti, bet pradžioj noriu jau padaryti jam nuotraukas, visą kontentą, kad galėčiau jį vėliau nešioti, nes čia yra grinai mano vaibas. Tailando. Hello, my friend. Kapuka. Kacija yra vieną dieną čia, bet jinai jau moka šnekėti pagrindinius žodžius pasakyti. Tai va. O šiaip einu ir aš pabandyti biškį pasideginti, pasimėgauti šiais orais tobulais, nes, žinokit, belenkaip sukaitau, nu žiūrin mane, jau lauki manęs. Viskas. Ir beje, šitą viską atvežė mano mylimiausia draugė. Sakė, šitą dėžė jai kainavo vienus šortus. Va tokią draugę turim. Jūs norit valgyti ar šopintis? Ignas paprašė palaukti. Labai šilta. Jo, žiauriai karštas. Bet aš užsidėjau specialiai tokį dalyką, kad nesudegtų. Čia yra kavinutė, žodžiu. Kairiau visi, kad kiltumėm prie lango. Na tai va, gražiai atrodo. Taip atrodo mūsų stalas. Atvarėme marketą ir va čia pasiėmam maisto ir tiesiog kimarinam ir valgom. Ten tokį biškį ramiai. Tai taip ir reikia po truputį. Taip karšta ir dar aštru beveik. Viskas, kas sukėlė šiandien, visą laiką bus aštru. Nežinau, kaip tau. Tau dar nedaro? Kaip tau taip skanu? Man tai, pavyzdžiui, aš negalėčiau valgyti. Zik! Aš kaip tas iš... Šiaip gerai, tau tinka tokie. Žiauriai gerai, tau žiauriai tinka šitie. Ir va, žinai, kas geriausia, kad tu gali va jo su šito važinėti, su linija. Čia žiauriai, taip gerai. Jo. Čia biker arba, pavyzdžiui, va tie, va. Man jie realiai visai patinka. Man gražu. Kad įdėktum liniją. Realiai. O, Ignai, va, Adomai, šitų tau reikia. Atrodo, kad yra stiklas. Šiaip prikolas, realiai. Bet kaip mane tėtis už va šitą uždėdžintuvą. This what the fuck shape. Šio geležys ant veido. Sorry? How much? 159. Prikolas, hibrytė, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie kliūtaliniai šitie. Labai mėly. Mes atvarėm 7-Eleven ir aš jums parodysiu, ką aš išbandysiu šiandien. Žiūrėk. Čia yra rojukis kaukės, kurios yra žiauriai populiarios. Tai aš pasiėmiau visas jas kartu. Tada paėmiau tokios pastos, nes jinai yra žiauriai populiari čia ir aš noriu ją išbandyti, nes kaip tik mūsų baigėsi. Ir su Kaci paėmėm aloe veros, kad pasidaryti dar slick bun. Tikiuosi pavyks. Čia dar yra belenkiek va tokių va SPF-ų, kur realiai vienkartiniai ten, nežinau, du kartus pasinaudoji, va. Ir čia yra populiaraus brendo, kur aš nusipirkau irgi kaukytės kažkokias. Kas čia tokio? Atrodo, čia yra žiauriai skanu. Šuns pašą. Be, aš iš tikrųjų žiauriai skanu. O čia su kuom? Bet čia taip saldu. Bet su šokoladu? Negaliu. Negaliu. Ai, nu. Mes pasiruošę varyt į Lebanese kavinę, restoraną. Nes Adomas labai norėjo ir mes visai palaikėm ją šitą idėją. Jo, pirmą dieną jisai jau nebegali. Važiuoti su šalmu, nes padariau šukuosiną.
Ir mes su Kati darėm šukuosinų su aloe vera. Matai, va, susilyginam plaukus, nes neturim jokio kito būdo. Ir jis skaitė, kad čia gali būti visai dar gerai plaukam. Pažiūrėsim rytoj. Rytoj vertinsim. Let's get the night in motion. Saw you by the corner, quiet with your slow moves. Soon as I pulled up, I feel that emotion. Friends turn feelings, now we don't know rules like hold up. Girl, pardon my manners. This ain't no regular love, this a real one standard. If you need something, you can call my number. You smile bad like you think I'm playing. Atvarėm į kažkokį hipsterių balių, žinokit, netyčia. Ir Adomas su Ignu sako, einam. O nieko nenorėjai pasakyti? Normaliai. Mažiau, jo. Kaici, čia negalima su batais. Gerai, su kojinėm. Taip. Čia reikia nusijimti batus, kaip ir sakiau, kaip ir visada. Ir va čia va yra baras mūsų. Tai va, ne, praeitą kartą tik į vaistinę reikėjo nusijimti. O čia kažkur, žinai, kiek čia kilo? Jie valo juos, tikiuosi. Tu, manai, jie valo juos. Čia žinok irgi kažkokių. Čia žmonės nenormalų. Mes dėl jų negalim toliau valyti. Važiuoju į food courtą. Adomas pamiršo, kur važiuoti, ir Ignas sako, tik gerai galim ir namo važiuoti. Ir Adomas, ne. Čia pasak Adomo reikėjo tai jau. Mes pasiėmėm savo kavos visi. Ką tau tada gali paklausti? Ką? Ką tau čia nupeši? Žinau. Jie visiems normaliai. Realiai. Tai sakau, manęs nemyli šitą moteris. Ką tu čia šneki, blogas auras? Tipo taro kartas būrė ir panašiai, tik gal nemato, žinai, kaip patokį. Nematom šitam. Tai dabar būrė iš tavo iš kavos. Mes jau užsipirkom 7-Eleven snacksų ir varom į beachą, kuris yra labai labai gražus. Greitai. Vien paskui, čiau. Adomas labai blogai daro. O, wow. Kaip gražu, pažiūrėkit. Atvarėm į paplūdimį ir situacija tokia, kad lyja. Šiandien yra ta diena, kai aš sugalvojau, kad išdeginsis. Toks oras po 5 minučių. Kaip tik nešaldo, norėjau pasakyti. Kuro reikės greitai. Man tai keista, kad tau dar nereikia. Tau greitai, tai tau jau jaučiu mirksi viena. Ne? Tai karksniai. Čia žiūrėk, čia yra duonvaisius, duonmedis. Mes ragavom Pukete. Fu. Tai paragausim tada. Fu. Nu jis toks jo, savotiškas skonis. Makat lyja, mes negalim niekur važiuoti, nes jau belen kaip sulyjo. Vakarietiška vakarienė pas mus šiandien. Tiesiog tokį vaizdą. Gerai, kad nelyja bent jau. Taip jau. Tiesiog eksplorinam, važinėjom, bet kur papuola. Kokią gražią vietą radom, žodžiu. Čia va pirmoji linija namukai yra. Visiškai gamtoj. Ir toks pliažiukas. Nu, nėra, kad čia labai norėčiau chillint. Norėtum čia gulėt? Norėčiau. Ne, tipo, ar norėtum rytoj, pavyzdžiui, atvažiuoti šitą beachą? Ar norėtum? Ar norėčiau, nesvarbu. Mens tiesiog kimarina. Labai gražu, pažiūrėkit. Ne, man geriau pasakyti, kaip piramidė pastatė. Turėsiu klausimą daugiau. Jau pabiškai išnėra. Ignas visą laiką su tom piramidėm lemba. Mes jau galvojame apie akmenis, kad jie yra belen kokio dydžio ir ten yra didžiausias akmuo, žiūrėkit. Ir mes tiesiog galvojame pasiskaityti. Kad čia... Dar išplaukti. Jo šalmas dar kreivas labai. Į 7-Eleven namo. Pavyko, normaliai. Žiūrėk, kaituoja. Tai aš dabar pasiėmiau savo šaltos mačios paragauti, nes aš čia neragavau.
Šitą sakiau, kad tobula. Todėl aš ir paėmiau. Tik vieną? Kol kas jo, man šiandien reikia padėti jiems. Dažnai čia nori pridėti cukraus ir tiesiog reikia visą laiką sakyti, kad no sugar, nes kitaip jie padarys žiauriai saldžią. Aišku, galbūt norėtųsi šiek tiek saldėsio, bet taip sakyčiau, nemažai cukraus valgau dabar čia, tai bent kažkur reikia jį apriboti. Pažiūrėkite, kokią gražią vietą atvarėm. Čia realiai va tai va galima biškutį praeiti ir va ten palei smėlį nueiti toliau. Labai gražu. Pasiėmiau smoothie naują paragauti, visai skanus, mango, passion fruit, orange ir ananas, man atrodo. Patai su riešutėliais, va prašau, ir Ignas tik rais, tai dabar ragausim. Tauriai mėgstu šitą vat patai ir būtent pas va ten va esančią močiutę, ten skaniausia. Jūs labai skubat, man pūslės ant kojų. Bėgo paplūdimy ir pritrynė belenkai padusą. Čia tiesiog neapsakomas ir nesuprantamas dalykas. Kur mūsų pirda? Pirdą pametėm. Aš irgi taip galvojau, nes ten parašyta parking ir tipo ten važiuot. Buvo pilna pirda, aš dėl to ten spėjau. Nu tai taip. Viskas gerai. Labas rytas ir aš su jumis sveikinuosi iš naujo ryto. Šiandien pas mus bus visai aktyvi diena, mes norime eksplorinti salą. Ir pažiūrėkit, aš esu su nauju dekliuku. Gerai, mes važiuojam pusryčiauti ir kavutės. Mūsų pusryčiai. Pirmas dalykas yra kava. Nežinau. Nes jinai būtų išmestas, tai jis paviršių turbūt, bet kur buvo. Čia labai blogai, jis buvo šiukšliadėžiai. Servetėliai. Nu tai galėjo. Žodžiu, buvo tokia situacija dabar, kad aš pasidėjau savo kapą. Va taip va į šitą popierių. Aš padariau žiauriai didelę klaidą, taip negalima daryti. Ir tiesiog mes čia šnekam, aš geriu kavą ir tik žiūriu, nėra to popieriuko, kur mano kapas gulėjo. Ir aš šito labiausiai gyvenime bijau, nes aš atsimenu, tu man kažkada sakei, ne tau buvo išnešę, bet tu jį pagavai, ja? Ir aš blemba. Ir tada aš einu ten, bandu jam paaiškinti, kad ten mano kapas kažkur yra, sako, o, tai čia jau yra, tipo, garbage, šiukšliadėžė. Nu taip. Ir tada aš tokia, ką daryti dabar? Ir jie sako, mes to rasim, ponia, eikit atsisės, mes to rasim. Ir sakau, tai gerai, tai gal šiukšliadėžė čia? Ne, mes jau išnešėm į tą šiukšliadėžę didžiausią, kur tipo stovi lauke, kur pagrindėjau surenkamas visos tos didžiausios restorano šiukšlės. Ir aš matau, kaip 3 darbuotojai nuvarė tiesiog ieškoti šiukšlių. Aš sėdžiu, galvoju, kaip aš šitas kapas užsidėsiu. Vienas dalykas, aš užsidėčiau kitas kapas, kurios man bus tik tai po 10 dienų, tai aš negaliu taip greitai pakeisti kapų, man reikia šitų kapų. Paaiškink žmonėm, gal kas nežino, kaip veikia kapas. Kapas kas 2 savaitės reikia keisti, tai dabar aš turėjau tik 3 dienas šitas naujas kapas. Ir aš esu kitoje šalyje, man niekas negali padaryti tų kapų ir esmė, kad būtų nelabai gerai dantim. Ir mano tiesiog visas kursas susiknistų. Ir aš einu ir aš matau, kad ten vyksta reikalai, bet jie nieks nieko man nesako, tiesiog sako, eik atsisėsk. Ir galiausiai po gal 3 minučių man Ketrinė įjungė nuotrauką, kaip atrodo kapas, kad aš neičiau jam parodyčiau. Ir jie tokie, it's okay, we're cleaning for you. Man matau, kaip bičias stovi ir plauna mano kapas. Ir tada va tai va gražiai atnešė. Šiaip nesmirna. Dar geriau išplovė negu tu. Su feiriu. Nes jis matos, kaip jisai, žinai, man norėjo kažką duoti nuo savęs. Jis taip atėjo, prieš tai aš biškį susifeilinau, nes jis atėjo pasisveikinti, tiesiog mes jau buvom susakę, jis buvo dviesi išėję. Jo. Ir jis toks, hello, ir aš toks, hello, sakau, we already ordered. Ir jis toks, aš jūsų netrukdau, aš tiesiog pasisveikinau. Ir jis taip biškį gal įsižeidė ir aš toks, aš nenorėjau būti nemandagus. Ir jis toks išėjo, žinai. Nu jo, čia stafas labai geras ir matos, kad jie visi yra belenkai į bet darbą šitas man atrodo yra sąlyga. Mokėsim 1000 batų. Krokodilų gali būti, sako. Aš dabar bijau gyvatės pamatyti. Kodėl? O, krabas! O ten va. Pažiūrėk. Gerai, kad atvarėm, so, hebra. What the heck? Čia bus kaip arbata vanduo, Adė. Biškutis skruzdėliukų buvo nemažai. Ten jau ne biškutis, ten. Visas skruzdėlynas. Draugai būtent galim nezintis. Jūs labai ilgai mes jau čia jų laukiam. Gyvenant šitą medį, Jo. mums uždėjo daiktus ir dėl to.
Ja. Taip gavosi. Mes belenkiek gavom skruzdžių mūsų taščiuose, nes mes čia po čia buvom uždėję rūbus. O va tu. Wow, aš žinau, kad čia yra mano svajonė. Ignai, kuri tau sala geriausia iš visų, kur mes buvom? I very like this island. Šiandien nudeigiau kebra. Nosis raudon. Kol kas iš visų salų, kurioje man teko būti Tailande, šitą yra geriausia. Ir dar, kad mes čia būnam, ant saulės mes būnam nuo 12 iki 2, tai aš nebūnu, bet mano hebrytė būna ir tada mes ieškom po visą salą aloe veros ir pantenolio. Matai, va mes gyvenam. Nu, bet čia jau biškai jaučiasi atostogų vaibas, nes mes iš tikrųjų su Ignu visą laiką prieš tai daugiau dirbdavom ir realiai leisdavom laiką valandą 2 paplūdimy, dabar tai mes jau 3-4 pasėdim, pasideginam, kadangi draugai atvažiavo, tai vis tiek vaibas kitoks, tai labai faina. Adomai, mes jau išvažiuojam. Kieno vieno mes visą laiką laukiam. Tai šį kartą tai yra Adomas, kažkada ir manęs laukia, Igno laukiam ne vieną kartą. Tavęs neatsimenu, ar laukiam. Ne, aš punktualiai. Ne, jinai punktuali. Jos nelaukiam. Pasiėmiau bananą kiwi, žiauriai skanų smūtį. Bombiniai smūčiai po eurą. Atvarėm sutik saulėlydį, tikiuosi mes spėjom. Maistas mūsų. Mūsų maistas lygina. Man tai smūti žiūrite. Antram plane tiesiog vyras dainuoja. Girdit? Žiūrėkit, kur gražu. O jeigu jis paimsi taip. Važiuok. O, šio. Kaškė? Išimkit. What the fuck, Ošelė, uždaryk duris kambario. Greitai, kur jis yra? Ignai, už tavęs pasižiūrėk. Ignai, atidaryk ten duris greitai. Jisai pasirodė, jisai... Einam iš chatos. Eis. Ne, niekit man. Einam iš chatos. Out. No. Ne. Ignai. Ne. Ai, Ну, а вот и все. Čia tai tikrai tu nebūsi. Labas. Nu. Kas atidaryk duris? Žiūrėkit, kaip ne? Mergaitė. Šita panikė čia yra tiesiog suspiegė. Žiūrėk jau. O Dieve, jinai tave myli. Man patinka, kad jinai, bet man nepatinka, nes jį laukinės. Nelaukinė, jinai naminė. Karienė padaryta, pagaminta. Gražinu. Labas rytas iš 7-Eleven. Darysim taste test. Ketrin, duok man paragauti šitą. Nedaug dievė. Vitamino C. Kaip Fanta. Kaip negazuota Fanta. Davai. Čia kažkoks waterfall festival. Ja. Nu ir vat kaip suprast. Nu, nėra labai blogai, bet kartė. Ji labai kartė, aš sakau. Jo. Nevažiuoti kartu Mes lengvų kelių nesirenkam. Laukiam, nes kad biški buvo baisu, nes ten realiai buvo visai statu ir labai slidu. Bet jeigu čia būtų šlapia, tai čia būtų viskas tipo nešlė, ja? Ir tu tiesiog neiškiltum. Be krosinio moco be šansų būtų, nes padangas tiesiog netokias. Tai mes dar nežinom, kas mūsų laukia. Žodžiu, matot, čia reikėjo, žodžiu, mes buvom pačiam aukščiausiam taške ir visą laiką reikėjo leistis ir leidomės kokias 15 minučių. O žmonės čia visą tą laiką ėjo, tai jie eina kokį 10 minučių. 2 čia yra mūsų baikai ir 3 kiti. Visi kiti žmonės palikė viską viršui. Tai biškiai atrodo, kad mes esam per daug ekstra. Aš pasitikiu mūsų vyrais, bet sakė, jeigu pradės lyt, momentaliai mum šikna. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ir dar yra pirmoji linija tokie namukai.
Ignas kai visą laiką užsilipa kažkur, kur tiesiog yra įdomiau ir fainiau. Nu ką, mūsų bandymas dabar užkilti bus labai juokingas ir įdomus, manau, bet aš tikiuosi viskas bus easy. Kaip tu manai? Kaip seksis mums užkilti? Nežinau, noriu tiesiog, kad gerai viskas būtų. Žiūrėk, čia tiesiog yra insane. Aš nuėjau specialiai nulipau, nes aš supratau, kad jau viso. Jom, žinokit, čia tik tai mes taip galim. Žiūrėkit, koks gražus paplūdimys. Matai, va, jis atrodo žiauriai gražu. Va, restoranėlis, prašau, pirmam plane. Mes tiesiog atėjom pas kažką į kempingo zoną. Toks namukas. Su tokiu vaizdu. Žiūri geras vaizdas, matus. Rimtai? Nupušk. Jo, namukai tokie tipo palapinės. Džiunglėse. Tu esi melagė. Filmuok jos geriau. Oi, sustaikė. Nieko, lipsime į baseiną. Svarbu, kad su vaikų šita šankatė ant kelių apšiai sėdžiu. Aš apakęs. Atėjau, kaip mes tada ne čia atsidūrėm. Mes jau atvarėme koks samui. Ir pasiėmė. O, kaip mes turim vienodas. Vėl aš laki. Pasiėmiau savo latės. Čia yra Central Samui ir va čia vat, yra šalia prie pat didelis marketas. Bet čia yra brangiau, nes čia yra prie pat... O, man labai patiko va šitas tašės. Bet Vietname jų buvo... Čia realiai tipo galima užsisakyti, jo. Kai... Visi šitie Rilo kažkodėl jie fake spiderius uždėjo. Arba... Čia Rilo. Ai jo, čia tikri. O, kaip blogai atrodo. Skorpionas čia. Aha. Nu ir ta jų fake duona, kaip visą laiką. Aš nesuprantu jos tikslo realiai. Ai, bet čia va taivanys cake tipo, o ne duona. Bėgam. Bėgam. Aš tau dabar tokį staigmeną padariau. Pažiūrėk, čia ten. Atomai, kodėl tu tai radai? Tai pažiūrėk, čia tokia, kokia jai reikia. Pažiūrėkit, tokią gražią vietą atvarėm. Aš jau kaip tikra žiūriu iš karto, su kuo mes skrendam. Ir kaip jie dažnai. Jie žiauriai dažnai skrenda. Atvarėme marketą, žodžiu, vadinasi jisai Cha Weng, man atrodo. Čia realiai visa linija visokių maistų ir mes dabar sustojom prie šito stendo, pancakes. Tai čia, žodžiu, pasimsim dabar. Pala, kokį tu paėmei? Bananų teba. Tai va. Čia yra taip saldu, bet čia yra... Belen kaip skanu, aš žiūrį. Gerai. Man gaila, ne, aš neimsiu. Kodėl? Kaip apidna. Kaip abidna, neįmanoma. Dabar man priėjo padavą. Nematė, man atrodo. Džiaugiuosi, kad ne ant batų. Dai paprašom naujo viso plyno dėl to šitą tai. Paliko bananą panėrį. Kas blogai? Škaitai išparduot bananą. Žai? Va, lėkštėjai. Jie labai valgo va šitą va garlic bread. Čia krokodilas. Nori paragauti? Ne. Realiai gali tiesiog krokodilo paragauti. Kas čia per šunų sriuba? Realiai. Bet va iš čia ir kvapas, ignai brownis, pažiūrėk, banano duona, pažiūrėkit, o magai, va čia tai aš mėgstu. Gali nekvapuot. Kad čia nekenčia marketo kvapo. Cheese balls, visokie yra su visokiais. Čia va, su bananu. Ignas bando gauti patajų, o čia jau uždaryta. Nes realiai mes visą gatvę pravažiavom prie mūsų namų ir nieko neveikia, tai... Labas rytas, tai šiandien mes esame pirmą rytą viloje.
Ir pažiūrėkit, su kokiu vaizdu mes pusryčiavom. Toks yra mūsų vilos baseinas. Ir čia yra va, toks va staliukas, kur galima pačilinti. Žodžiu, tai mes jau papusryčiavom, varom dabar ieškoti kavutės, skaniai išgert. Biškai paeksplorinam salą, parodėm draugam Koh Samui, bet šiandien, manau, varysim dar toliau ir dar giliau. Pov, ką mes veikiam. Du baikus taisom. Pradėjom valgyti. Bet jeigu rimtai, tai istorija yra tokia, kad tiesiog Ignas įvažiavo Adomui, nes abu žiopsojo belenkai, ieškojo lounge'ui ir grįžta abudu tiesiog va tokia. Ir aš buvau šokė. Aš tiesiog buvau šokė, nes mes jau vakar vos neįvažiavom į Adomą. Ja. Kai jūs sustojat, kažką pamatėt, sustojat ir mes vos taip jūs neįvažiavom. Tai man atrodo prie molo buvo. Taip. Ir mes tiesiog į tipo iš šono nuvažiavom. Vadovas klausia, iš kiek pigiausiai gali šitą dalį gauti. Višas atsako, padaryk 3 posūkius. Taip išvedė. Žodžiu, mums pavyko sutaisyti už 3 PM. Mums sutaisė tą vietą, aš jums galėsiu šimės nuotrauką, kaip buvo. Ir mes buvom beveik garantuoti, kad mums kainuos tai belenkiek kažkodėl, nes čiatas parašė, kad kainuos nuo 2,5 iki 8 eurų. O pas Adomą buvo, jums tai parodysiu, va šitą vietą biškiai sudaužta, bet jinai atrodo, kad tipo visiškai chill. Va. Tiesiog va šitas va dalis šitą sulaužyta. Ir mes galvojom, kad šitą dalis jam kainuos kokį eurą. Tiesiog paimti ir pakeisti šitą, bet kol kas visi sako 5-6 eurai. Mes dabar šiaip bandom rasti normaliai, kad galėtų ir prisukti prie detalę, nes čia biškiai yra reikalų ir dar šiandien yra šeštadienis, tai jie tokie biškutį nebedirba dabar normaliai. Žiūrėkit, čia normalus tipo iPhone'ai tipo ir tokie mini 17. What the fuck, tai kas ten realiai vedė? Toks telefonas. iPhone'as. Gerai parašyta. Check-in. Aš kai žiūriu, kas gamina kebabus, man patinka, kad negamina vietiniai. Tas pats su, čia yra rusiškas restoranas ir ten tiesiog yra ten sriubos ir gamina tailandietis. Tai tu iš karto supranti, kad, nežinau, ar bus toks pats skonis, žinai.